nu, galima sakyti teoriškai, kad jis turi pabaigą kažkokį teoriškai. Kada tu vat, iš tokius vat, daraisi tokiu, iš tokius tokiu, ateis teoriškai tokia akimirka, kada tu užimsi savim visą pasaulį, apimsi. Fuh, nėra nieko jau be manęs, man nėra kur aukti. Tai yra Brahmos sąmonė. Tu Brahma dabar, tu ir esi visą pasaulį. Ir kiekvienas višiukas viduj tavęs, tu mažas, kuris krapštasi iš kiaušinio. Ir eina taip pat, kaip tu ėjai, laipsnis po laipsnio, lygis po lygių, kiekvieną tą dalelytę. Viskas tavy dabar. Teoriškai mes galim to galutinio nušvitimo pasiekti. Praktiškai, kas išeina, mes augam, bet auga visą pasaulis, mes visą laiką augam augančiam pasauliui. Ir aš tikiuosi, kad niekada neateis ta akimirka, kada mums nebėra kur augti. Aš manau, kad tai buvo pagrindinė motyvacija Dievo, Brahmos save padauginti. Tik tai tokiu būdu jis galėjo pats save aplenkti. Suprantat? Kokį pasaulį jis besukurtų aplink save, jis labai greitai visą tą pasaulį ir pažintum. Va, jis vienas sukuria aplink save kažką, šviesą, tarkim. Ir jis visą tą šviesą iš karto užima, nes nėra ten sąmonė jokių ribų. Apribojimų nėra. Jis vieną akimirką gali ten, kiek yra erdvės, tiek ir jos prabėgti. Sukūrė jis metrą, tai jis tą metrą vieną akimirką visą ten ir atgal ir vat tas metras visas jau jis užėmė visą metrą. Sukūrė kvadratinį metrą, tai jis visą kvadratinį metrą vat vieną akimirką, nes nėra apribojimo, jis be galo greitas, suprantat? Sukūrė kubinį metrą, tai visą kubinį metrą, sukūrė kubinį ten kilometrą, kubinį parsek, ir tada jis savo kūrybinę jėgą niekaip negali aplenkti savo realizacinę jėgą. Viskas, kas sukurta, užimti. Sukūrė pasaulį ir užėmė jį. Ir vėl tau ankšta, suprantat? Gal tai ne vienintelė yra strategija, bet Brahma tą strategiją pasirinko save padalinti į daug mažesnių kažkokių formikių, kiekvieną atskirą formą apriboti, sukūrė metrą ir save įdėjo į tokį formą, kurios greitis 1 mikronas per metus. Tada metras iškart pasidarė labai didelis. Kol tu visą tą metrą praeisi vienmatė būtybė, čia gimiai, čia mirėjai, tai va tau visą 100 metų praeis. Suprantat? Sukuria kitą išmatavimą, tai kita būtybė, kuri ten turi jau ne taškas, o mažas ten rutuliukas, kuris gali tam kvadratiniam metre judėti ir apribotas greitis, kad negalėtų iš karto to padaryti. Ir kiekviena iš tų būtybių mažų, tas taškas ir tas rutuliukas turi savo kūrybinę jėgą, nes jis yra tas pats Brahma, tik apribotas savo greičiu. Aplink save, o tas milimetrinis rutuliukas gali savo milimetrinį pasaulėlį statyti. Suprantat? Ir tada ten pastatė pasaulį ir auga, o aplink tavęs kiti stato savo pasaulėlius. O tu sustatėjai savo gyvenimą, ten savam būte, tarkim. Sugalvojai, kaip baldus pastatyti, kaip ten viską papuošti, pagražinti, ten viduj savo būto, savo kūną kažkaip ten pamankštinai, asanus padarėjai ir tau atrodo viskas, nėra ką veikti jau pasaulyje.
viskas padarytas, visas būtas papuoštas. Visur aš jau pasėdėjau, pagulėjau, pažiūrėjau vieną sieną, į kitą pažiūrėjau, jau atrodo gyvenimas baigtas. Bet dar 100 000 šiauliečių savo būtus lygiai taip pat puošia. Ir tu pameti, darai duris išėjai, vau, namų pristatė, prekybos centrų, kino teatrų, autobusų, įdomu, kas ten darosi tam autobusui. Sėdi autobusą, o jis veža į Panevėžį, o ten... Ten irgi visko pristatyta, suprantat? Ir tada tu pradedi savam mažam pasaulėlį, tu pradedi nešti į jį iš ten, kur, bet tu apribotas. Tu negali vienu metu per 1000 autobusų važiuoti 1000 miestų. Ne, tu iš Panevėžio atsiveži kažkokią suvenyrą ten, iš kokios Bauskas ten dar kažkokį suvenyrą atsivežiai, iš Vilniaus dar kažką pamatėjai, receptą restorane naują pagavai, pas save namie gali pagaminti. Tu savo pasaulėlį tobulini ir kada tu tavo realizacinės jau galimybės pasibaigi, nėra ką veikti. Išeini iš savo pasaulėlio ir pasirodė, kad aplink visas pasaulis irgi patobulėjo jau. Ir tau vėl yra ką veikti, vėl yra ko pasisemti. O tam dideliam pasauliui tu irgi duodi, ką tu ten savojom mažam padarėjai. Duodi jam savo evoliucijos vaisius duodi. Suprantat? Ir taip tas pasaulis, Jolka savo padarė burbuliuką, išlenda iš ten pasidalinti savo filosofinę ten sistemą, kad gal geriau pasikarti, kam visko to reikia. Duoda mum galimybę pažiūrėti į pasaulį, pažvelgti jos akimis, o gal iš tikrųjų taip. Tarkim, taip. Nes kitaip mąsto žmogus, kitaip gyvena, kitaip mato viską. Tada išeina, kad nėra ribų. Pasaulis neturi ribų, iš tikrųjų neturi, nes jis auga kartu su mumis. Jeigu tu aplenki, tavo asmeninis greitis didesnis negu greitis tavo pasaulio augimo, tada tu pasieki nušvitimo. Tau šitas pasaulio jau per maža. Chlopst ir tu išlindai į sekantį lygį. Tu jau ne viščiukas, tu jau višta. Taip, dabar tu pats esi tokių pasaulių kūrėjas. Tu savo gyveni, kaip tau patinka, tu nieko specialaus tam nedarai, myli tą gaidį, valgai tą grūdą, džiaugiesi tą saulytę, slėpiesi nuo to vanago, gyveni. Ir iš tavęs pradeda kiaušiniai. Kaip? Birėti, taip. Ir kadangi tu visą tą kelią jau esi praėjęs, tu žinai, kiaušinis iškrito. Kaip svarbu, kad ten viduje to kiaušinio būtų šilta tam viščiukui. Ir tu jau šildai tą kiaušinį, nes tu pats tai viską praėjai. Tik tai dėl to, kad tu supranti, kas ten vyksta viduje. Ir tu pradedi tos pasaulius auginti, saugoti, šildyti ir daraisi savo pasaulio pradininku. Ir po to tas procesas tęsiasi, pabusi višta, visą tą vištas jau pasaulį gerai, išnagrinėsi, jau visiškai gerai pradėsi suprasti, kam reikia
tų vištų, kaip elgtis būdama višta, jau gali gimti ten vištų fermos kažkokių savininkų. Ir auginti tos vištus, iš kurių byra tie kiaušiniai. Ir savo naują pasaulį vėl, kaip būti vištų šeimininku, kaip būti fermos savininku. Ir viskas, ką vištai galėjo atrodyti savaime, kad iš kažkur atvažiuoja grūdai, kad kažkur išvežami kiaušiniai, kad laiks nuo laiko ateina tas geras savininkas su kibiru grūdų, o kitą kartą tas blogas savininkas su peiliu rankose ir paėmė mano geriausią draugę ir ją. Ir tau atrodo, kad tai žiauru, kad taip negalima, kad tai yra labai blogai, kad to gero savininko reikia mylėti, o blogo šeimininko reikia nekęsti ir jam trukdyti. Kai jis ateina su peiliu, jam įgnybti reikia į užpakalį būtinai. Gimęs fermos savininku, tu supranti, kad taigi tas pats asmuo, kad paliesti vištą ir užmušti vištą, tai to pačio proceso yra dalis. Neužmušsi tą vištą, tai nenupirksi grūdų kitiems vištams. Jeigu negausi iš tos vištydės kiaušinių ar mėsos ar plunksnų, tai nėra prasmės išvis. Vištydė ne kad vištams ten būtų kaifas, o kad tau, šeimininkui, būtų gera. Taip vat ir yra. Mes einam per lygius ir tai, kas mums atrodė, kad savaime mesgi nesusimastam, kodėl rytais saulė šviečia, nesusimastam. Mums tas pats, mums bilė būtų taip reikia, šviesu, šilta ir taip reikia. O kada ateina kažkoks ten hemorojas atsiranda, arba atsiranda kažkam vėžys plaučiuose, tai yra labai blogai, to nereikia. O kad tai yra to pačio proceso dalis, kad jeigu nebus vėžio ir saulė nešvies, mes tai suprasim tik tai, kada tapsim šeimininkais žemės, savininkais, kad tai viskas yra neišvengiama. Va, prie ko čia hipnozės? Nežinau. Jo, ryšys yra.